Sveiki, šiandieną turime gana aštrų uždavinį iš Lietuvos mokinių matematikos olimpiados 2019 metų. Čia yra pati paskutinė užduotis 11-12 klasių. Reikia rasti visas pirminių skaičių poras P ir Q, su kuriomis štai šita lygtis turi du skirtingus veikluosius sprendinius. Tai matom, kad šita lygtis visų pirma yra redukuota ir mes kalbam apie pirminius skaičius, vadinasi, reikės kažkokią pirminių skaičių analizę pasidaryti ir iš jos išsivesti sprendinius. Tai, kadangi tai yra redukuota lygtis, vadinasi, galima naudoti vietų teoremą. Tai, tuos veikluosius sprendinius pasivadinam kaip visada x1, x2 ir pasidarom tokią lygčių sistemą. x1 plus x2 yra lygu minus b, tai jeigu čia yra minus 6p minus q, tai x1 plus x2 bus 6p minus 4q. Taip pat pasižymės šone, kad p ir q yra pirminiai skaičiai. Ir x1 kart x2 yra lygu 3pq. Dabar, kadangi 3p ir q yra pirminiai, vadinasi, mes galim turėti tam tikrus x1 ir x2 dauginamuosius. Ir kokius? Būtent tokius, su kuriais mes prieitumėm iki 3 kart p kart q. Tai vadinasi, pavyzdžiui, x1 jeigu 1, tada čia turėsim 3pq. Ir taip toliau, minus 1, 3p, minus 3pq. Tada jeigu x1 yra p, tada x2 yra 3q. Jeigu x1 yra q, tada gaunasi 3p. Atitinkamai minus p minus 3q. Minus q minus 3p. Tai turim šis atvejus ir dar turėsim pq, tai čia tada 3 ir minus pq. Tada čia bus minus 3. Ir viskas, toliau viskas tiesiog kartosis, tik tais kita pusė, vadinasi, mes turim 8 skirtingus bandymus įskaičiuojant. Tai pradedam nuo 1, 2, taip žemyn einam ir tikrinam visus ir po to atsiras tam tikras patternas, jums ten pamatysit. Tai jeigu x1 yra 1, tada plus 3pq yra lygu 6p minus 4q. Tai iš čia galima pasidaryti nelygybę. Matom, kad yra vienoje vietoje atimtis, kitoje vietoje du skaitmenys, tai q galima, sakykim, q, žinom, kad yra pirminis, tai jis bus daugiau lygus 2. Vadinasi, 1 plus 3pq yra daugiau lygų, tai jeigu q minimali reikšmė yra 2, tai įsistatom 2, tai šitas reiškinys bus daugiau lygus negu 1 plus 6p, kas yra daugiau negu 6p, žinoma, o 6p yra daugiau negu 6p minus 4q. Tai vadinasi, 1 plus 3pq yra didesnis už 6p minus 4q, tai iš šito sprendinių mes neturėsim. Analogiškai, jeigu turim minus 1 minus 3pq lygu 6p minus 4q, tai galima labai panašiai padaryti. Tiesiog šį kartą turim minusus, tai reikia per minus q dirbti. Tai analizuot p yra daugiau lygu 2. Vadinasi, šitas reiškinys, minus 1 minus, jeigu p yra 2, tai 6q, jisai bus mažesnis negu minus 6q. Minus 6q, žinoma, yra mažesnis skaičius negu minus 4q, o minus 4q yra mažesnis skaičius negu 6p minus 4q. Ir iš šito taip pat neturėsim sprendinių. Tai jau du išsiaiškinam. Dabar einam toliau. p ir 3q. p plus 3q yra lygu 6p minus 4q. Ką iš čia galim gauti? Iš čia gaunam 7q yra lygu 5p. Ir čia, žinoma, aišku, p ir q yra pirminiai skaičiai, tai vienintelė pora, kuri tinka, tai yra p lygu 7 ir q lygu 5. Nes jeigu daugiau arba mažiau, tai tada, aišku, nebebus pirminiai, nebebus lygybės, tai tinka tik tais du skaitmenys. Ir dabar reikia nepamiršti, kad x1 ir x2 šitie sprendiniai turi būti skirtingi. Jie turi būti skirtingi, o
šituo atveju kokie, sakėm, kad yra sprendiniai, vienas sprendinys yra P, kitas yra 3Q. Tai vadinasi, jeigu tai vienas sprendinys 7, kitas sprendinys sveikas bus 15. Vadinasi, šita pirminių pora mums tinka ir duoda mums 2 skirtingus sveikus sprendinius. Tai jau turim vieną ir kokiu ten formatu, ar PQ ar QP užrašyta PQ. Tai pradžiai rašom P reikšmę 7 ir 5. Ir vienas sprendinių. Tai dabar žiūrima į kitą, kas yra Q plus 3P ir čia bus labai panašu. Q plus 3P yra lygu 6P minus 4Q. Iš čia gaunam 5Q yra lygu 3P. Iš čia vėlgi yra tik tais 2 sprendiniai. Tai Q lygu 3, P lygu 5. Ir ar jie skirtingi? Q yra, tai vienas bus 3, kitas bus 15, jie yra skirtingi. Tai šita pora irgi tinka, 5 ir 3. Ir jau turim 2 poras. Ir dabar reikia, aišku, žiūrėti į kitus. Minus P, minus 3Q yra lygu 6P minus 4Q. Ir iš čia ką gaunam? Iš čia gaunam 7P yra lygu Q. Dabar P ir Q turi būti pirminiai. Bet dabar, jeigu padalinsim viską iš Q, tai matysim, kad 7P, Q yra pirminis. 7P turi dalintis iš Q. 7 dalinasi iš kokių 2 skaičių? Iš 7 ir iš 1. Tai jeigu Q lygu 1, tai 1 nėra pirminis skaičius, tai jau netiks. Ką jeigu Q yra 7? Na, jeigu Q yra 7, tada P yra 1. Tai šitam sprendinių nebus. Pirminių sprendinių nebus šitam. Ir toliau minus Q minus 3P. Minus Q minus 3P lygu 6P minus 4Q. Čia turim 3Q lygu 9P, dalinasi iš 3, turim Q lygu 3P. Ir čia lygiai taip pat, jeigu dabar Q gali būti tik tais 3, bet jeigu Q3, tai tada P yra 1, tai šito sprendinių irgi nėra. Ir dabar mums liko tik tais 2 atvejai. PQ plus 3 yra lygu 6P minus 4Q. Ir kitas atvejis yra minus PQ minus 3 lygu 6P minus 4Q. Ir čia taip pat yra labai panašus atvejai. Tik tais, kadangi čia jau yra PQ, tai yra 2 skaičių sandauga, tai mums reikia kažkaip išsiskaidyti gal dauginamaisiais. Kadangi mes kalbam apie pirminius skaičius, tai išsiskaidimas dauginamaisiais mums labai padeda. Kodėl padeda? Nes pirminiai skaičiai gali būti tik tam tikri, tai ir jų sandauga gali būti tik tam tikra. Tai visų pirma, ką norėčiau padaryti, tai laisvą narį 3 palikti kitoj pusėje, visą kitą persimesti, turėsim 6P minus 4Q minus PQ yra lygu 3. Dabar matom, kad Q išsikelia minus Q, tai yra išsikelia prie skliaustus, tai jeigu čia turėsim minus Q, skliaustus liks 4 plus P lygu 3. Matom, kad čia išsikelia 4 plus P. Vadinasi, čia reiktų padaryti tą patį. Tai iškėlę 6 mes turėtume gauti P plus 4. Nu, 4 plus P plus 4 tas pats dalykas. Bet esmė tame, kad mes turim turėti 24. Tai kadangi dešiniai pusė yra tiesiog laisvas narys, tai mes galim pridėti 24 prie visko. Tada turėsim 6P plus 24 minus Q4 plus P yra lygu 27. Ir dabar 6 išsikelia prie skliaustus P plus 4 minus Q. Nu, čia irgi P plus 4 pasirašysiu. Yra lygu 27. Ir P plus 4 išsikelia prie skliaustus. Ir lieka 6 minus Q lygu 27. Ir, kaip sakiau, kai yra pirminiai skaičiai, jie gali būti labai specifiški. Čia mums labai padeda, žinoma, tiek P, tiek Q yra daugiau už 0. Nu, tiksliau, daugiau lygų už 2, nes tai yra pirminiai. Ir P plus Q visada bus teigiamas. Atsakymą mes turim teigiamą. Vadinasi, 6 minus Q irgi turi būti teigiamas skaičius. Tai Q turi būti mažiau už 6, nes jeigu Q daugiau už 6, tada gausim neigiamą skaičių, tai netiks. Kadangi Q yra pirminis, tai Q yra mažiau lygu 5. Tai 2, 3 arba 5.
Bet jeigu Q yra 2, tada 6 minus 2 mes gausim lyginį skaičių 4, tai sudauginę, nesvarbu koks bus P, mes sudauginę gausim lyginį skaičių, atsakymas yra nelyginas. Tai mums tenka tik nelyginiai Q. Tai turim du atvejus, Q lygu 3, Q lygu 5. Dabar, kai Q lygu 3, tada P plus 4 kart 3 lygu 27, tai P plus 4 yra lygu 9. Ir tada iš čia gaunam P lygu 5. Tai 5, 3 turim. Žinoma, tai yra pirminiai skaičiai ir dabar ar tinka kaip sprendiniai. Tai P kart Q bus 15 ir kitas sprendinys 3, vadinasi viskas gerai. Bet 5 ir 3 mes jau gavom. Tai čia dvi vienodos poros. Nu tai, aišku, jos abi tinka, bet jos yra vienodos, tai nesvarbu. O dabar kitas atvejis, tai kai Q yra lygu 5. Tai kai Q yra lygu 5, tada P plus 4 yra 27 ir P yra 23. Dabar žinoma, kad P kart Q bus daug daugiau nei 3, tai bus skirtingi sveikieji skaičiai, tai, o 23 yra pirminis, tai mums taip pat tinka 23 ir 5. Kaip su minus PQ? Minus 3 yra lygu 6P minus 4Q. Ir kadangi tai yra tiesiog minusai, tai šito skaidinio tiesiog P ir Q ženklai pasikeis. Tai mes jau turėsim minus P plus 4. Ir ten turėjom 6 minus Q, tai 6 minus Q, 6 plus Q, lygu 27. Čia, žinoma, galim pasirašyti kitą pusę, tai bus 4 minus P, čia bus 6 plus Q, lygu 27. Ir analogiškų atveju, P turi būti mažiau už 4, bet P yra pirminis, tai mažiau lygus 3. Ir taip pat nebus 2, nes 27 yra nelyginis, o jeigu P yra 2, tai gausim lyginį, sudauginsim iki lyginio skaičiaus. Tai tik vienas yra atvejis P lygu 3. Ir kai P lygu 3, tai turim 6 plus Q lygu 27, Q lygu 21. Bet 21 nėra pirminis skaičius, vadinasi šitas mum netinka. Ir viskas, čia buvo paskutinė 8 lygtis. Tai dabar pasižiūrim, kokius mes turime atsakymus. PQ lygu. Tai žinoma, turėjom 5 ir 3. Turėjom 23 ir 5. Taip pat turėjom 7 ir 5 ir viskas, nes 5 ir 3 du kartus kartos, tai 7 ir 5. Ir štai čia būtų mūsų atsakymas. Gana smagus uždavinys, labai gražiai panaudojame pirminiai skaičiai ir gražiai galima viską įsireikšti. Ačiū žiūrėjimui.